Prieš sezono pradžią už finansinius sunkumus Vilniaus Vėtros klubas buvo nubaustas 6 taškų bauda. Lietuvos futbolo federacijos atstovai tada žiniasklaidai kalbėjo, kad bauda priimta atsižvelgiant į užsienio pavyzdžius. Dabar analogiškoje situacijoje atsidūrė Panevėžio Ekranas, tačiau apie panašius sprendimus niekas net nekalba. Jeigu kažkokia tai komanda negaudama atlyginimus, jinai yra baudžiama taškais, tai be abejo, kad ir jeigu šiam atveju kaip Ekrano komanda, jeigu negauna atlygio už savo darbą, taipogi turėtų būti baudžiama. Pasaulyje komandos baudžiamos taškų atėmimu tik tada, kai yra surenkami įrodymai dėl rungtynių rezultatų klastojimo. Išskirtiniais atvejais, kai Portsmuto klubas, kuris Anglijos Premier lygoje buvo arti bankroto, šio sezono pabaigoje buvo nubaustas 9 taškų atėmimu. Futbolo kuluaruose kalbama, kad šiuo metu net 8 lygos klubai turi finansinių problemų. Tačiau yra ieškomi atpirkimo ožiai, kuriuos bet kokią kainą stengiamasi stumti iš kovos dėl čempiono titulo. Bet aš labai abejoju, ar čia tinkamos sankcijos taškų atėmimas. Mano manima, kad gal galima būtų pagalvoti kažkokias kitas nuobaudas, aišku, aš dabar negaliu jums atsakyti, kokios galėtų būti, bet, sakau, čia yra vis dėlto prerogatyva vis dėlto vykdomojo komiteto, kurio vykdo šias varžybas. Prieš kelias savaitės Vėtros ir Atleto klubai dar kartą buvo įspėti, kad per mėnesį susitvarkytų savo problemas. Nei Ekranas, nei kiti klubai, kuriuose žaidėjai ir klubų darbuotojai laiku negauna algų, įspėjimų negavo.